Iš kur tu čia toks atsiradęs? Iš kur, iš medžio išrytas. Iš medžio iškritęs? Tai momentas, kuomet galima pareikšti, jog priklausai pirmajai ateivių invazijos į žemę bangai. Bet vaikinas pasirenka paprasčiau. Iš medžio iškritęs. Medžio iškritęs? Matosi, kad nemegojęs normaliai. Tai ką darai, kad nemegojai normaliai? Dirbu. Dirbai? Čia dirbi, ten dirbi, visur dirbi. Šeštadienį sekmadienis varau. Ir šeštadienis ir sekmadienis varai? Nėra kada pailsėti. Nu. Pamesit gal iki centro, bent jau taksą išvažiavo. Ne, kokiam čia taksiui skambinai? Dieną naktį be perstojo ariantis pilietis pareigūnų prašo pavėžėti į miestą. Laukia netidėliotini reikalai. Pareigūnai pasiūlo skambinti į taksi bendrovę, kad ši dar kartą atsiųstų tą patį automobilį. Pasakyk, kad prasiųstų atgal paskutinį taksistą, kuris čia buvo šiuo adresu. Galit atsiųsti atgal tą taksistą, jisai išvarė, pasakiau, palaukti biškį išvarė. Ai, tai, laukiu su tojo policija, prapurtė į storą. Prie garažą čia to. Jo, gerai. Vaikino išvedžiojimai, kodėl jis čia ir ką veikia, kelia policininkams abejonių. Gal nuo saulutės, gal nuo streso, bet atmosfera kaip reikiant įkaito. Net džemperį panorų nusimesti. Reikės, man rodos, pakalbint tą brolį. Kad išsiaiškint, ką jis čia darė, iš kokio čia medžio krito. Kuris garažas? Kuris garažas, pas ką jis čia atvažiavęs, aplanų. O tai kur tu dirbi, sakė? Prie kur? Čia langų. Kur čia langus daro? Čia prie svajos. Čia vat šio adresu Tai aš klausiu. atvažiavau iki žmogaus, variau haltūrinį dirbti, dabar variau. Ką tas žmogus kultūrina? Tai aš visada ir haltūrinį dirbu. Ne tu, ką darai, ką tas žmogus kultūrina. Tai mašinas remontuoju. Mašinas remontuoja. Taip, paremontuot kažką. Telefono numerį to žmogaus turi? Turiu. Gerai. Nuo ryto daro langus, per pietus lekia į garažus mašinų remontuoti, savo užimtumą dėsto jis. Nei minutės atokvėpio. Tik sunkiai sekasi parodyti, kuriame garaže šiuo metu darbavosi. Tai kaip jūs čia taip nesusitarėt, kada atvažiuos? Pats turėjau varyti iki jo ir gavosi prasilenkiau. To kodėl tas žmogus netvarė? Dėl to, kad negali aš varyti. Reikia iki jo varyti, dabar reikia darbo. Tai jisai netvarė, o tu atvarė.